Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien jums noriu pristatyti atnaujintus ir laiko patikrintus Fido gamintojo elektrinius dviračius, su kuriais jau dirbame daugelį metų. Taigi, Fido tikrai įdėjo didelį darbą ir sukūrė naujus modelius. Deja, šiandien filmavimo metu turime tik 2 modelius, nes kitus išgraibstė iš mūsų parduotuvių ir jau jie keliauja į mūsų sandėlius. Taigi, šiandien pakalbėsime apie Fido C21. Puikus miesto dviratis. Įspūdingo dizaino, labai lengvas, ergonomiškas ir patikimas. O toliau aptarsime sulankstomos dviračius. Fido D11, kurį parodysime ir štai čia, ir Fido L3, kuris yra dar mažesnis ir turi 3x didesnę bateriją. Na, o kas nori pajusti ekstremalumą, parodysime ir Fido Titan modelį, kurį tik vakar paskutinį vienetą ir pardavėme, todėl čia jo ir neturime, tačiau netrukus jais pasipildysime. Taigi pirmasis, labai lengvas, tik 16 kg sveriantis, labai aptakaus miesto dizaino Fido C21. Jis būna 3 tipų remų – L, M ir XL. Taigi pasirinksite pagal savo ūgį. Jeigu norėsite užduoti papildomų klausimų, nedvejodami kreipkitės į mus ir mes jums patarsime. Arba tiesiog atvykite į mūsų saloną. Taigi su šiuo dviračiu galite nuvažiuoti iki 100 km, variklis yra 250 W, didesnį greitį padės išvystyti 9 mechaninių bėgių sistema. Taigi viskas, ko reikia, hidrauliniai stabdžiai, lengvas miesto dizainas, dideli ratai. Trumpai pademonstruosiu naujausias Fido technologijas, nes tai yra naujausias jų kūrinys. Ateities modeliai taip pat turės panašias funkcijas, kurie dabar kuriami arba atnaujinami. Baterija yra šiame rėme. Daug kas net nesupranta, kad tai yra elektrinis dviratis, aš jį tiesiog su viena ranka galiu kilnot kaip noriu, jis labai lengvas. Įjungimas mygtuko yra čia. Pasižiūrėkite, koks ekranas nuostabiai įleistas į patį korpusą ir yra normal režimas, yra sport, bet jeigu mes palaikome mygtuką žemyn, užsidega dar turbo režimas. Taigi jis leidžia išvystyti virš 25 km/h greitį. Šiuo atveju šitas modelis yra miesto, šiek tiek silpnesnis, tai jis pasiekia 32 km/h greitį grinai elektra, tačiau minant be abejo jūs galite pasiekti ir 50 km greitį ir dar didesnį. Čia yra garso signalas, elektroninis, čia yra lempos, šviestuvas jungia, gale yra lemputė su baterijomis pakraunama, tai jos dabar neištrauksiu saugiklio. Torque sensorius leis pajusti jums, kad variklis jaučia, kaip jūs norite važiuoti ir tiek jums duoda galios. Taigi, jeigu aš stipriau pasuku pedalus, variklis pradės suktis stipriai. Štai, netgi taip. O jeigu aš pedalus suku silpnai, variklis irgi padeda silpniau. Tik stipriau pasuku ir variklis padeda stipriau. Taip, greitis buvo pasiektas, pasižiūrėkime, koks greitis. 58 km, jeigu gerai pastebėjau, per valandą. Na ir be abejo, privalumai yra ir Fido naujasis appsas, kuris turi naujausiuose dviračiuose susijungimą su dviračiais. Ir kiti privalumai. Daugybę informacijos rasite šių dviračių aprašymuose. Ateikit pas mus, išbandykite, tikrai nenusivilsite, tai yra kažkas naujo. Kalbant apie Fido C11, jis yra patogesnis užlipti, todėl kad rėmas yra V formos, baterija šiek tiek didesnė, sėdynė komfortiškesnė, taigi galėsite įveikti šiek tiek didesnius atstumus. Taip pat jis turi ir akceleratorių. Na, kalbant apie sulankstomą Fido D11 dviratį, kuris taip pat yra 250 W variklis kaip ir Fido C21. Na, su šito Fido D11 dviračiu galima įveikti taip pat apie 100 km atstumą. Jo privalumas prieš konkurencinius Ado ir Engve gamintojus šioje klasėje yra tai, kad jis turi taip pat bėgių Shimano sistemą. Taigi galite pasilyginti, atvykti į mūsų parduotuvę, išsirinkti iš lengvų mažyčių sulankstomų dviratukų, kuris jums yra pats tinkamiausias. Geriausia tai pajusti, bandant dviračius ir juos testuojant. Taigi lauksime Vilniuje mūsų salone. Na, o jeigu jūs norite patirti ekstremalumą ir patį galingiausią 750 W Fido dviratį, kuris išvysto virš 45 km/h greitį, atvykite pas mus ir išbandykite Fido Titan modelį. Tik pasižiūrėkite, koks galingas dviratis, kaip jisai atrodo ir su juo galite važiuoti tiesiai į bekelės.
Na, o didelė baterija leis įveikti didelį atstumą. Jeigu jos neužteks, Fido suteikia galimybę įsigyti dar 2 baterijas. Taigi vienu metu galite važiuoti su 3 baterijomis. Fido Titan. Tai yra Fido flagmanas. Na, o kalbant apie Fido L3 modelį, jį daugybę metų jau pardavinėjame, jis yra mažiukas, mažais ratais, tačiau turi labai didelę bateriją. Kam reikia labai taupaus dviračio, kuris užima mažai vietos, tačiau galima nuvažiuoti su kuriuo net milžiniškus kilometrų kiekius, atvykite ir įsigykite Fido L3. Taip pat visą informaciją galite surasti Riedis.lt tinklapyje www.riedis.lt. Ten pamatysite mūsų apžvalgas, parametrus, galėsite išsirinkti savo tinkamiausią prekę ir užsisakyti ją internetu. Pristatymas yra visoje Lietuvoje nemokamas. Čia buvo Lukas iš Riedis.lt. Mes pristatėme naujausius Fido modelius, kuriuos Fido gamykla kuria nenustojant ir tobulina kiekvieną dieną. Neseniai turėjome su jais ilgą pokalbį ir matėme, ką jie turi savo planuose. Taigi naujienų bus daug. Fido augantis gamintojas, o mes esame jų atstovai Lietuvoje. Iki kitų susitikimų, važiuokite saugiai, naudokite šalmus, įsijunkite šviesos žibintus net ir dieną ir viskas bus tvarkoje. Čia buvo Lukas iš Riedis.lt. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.